Jo raudonkepuraitė, mūsų musmerikė labai graži ir labai geras grybukas. Tai, manau, tai yra pats geriausias grybas pasaulyje. Numeris 1. Tai mikrodozingą, aišku, esu vartojęs kažkiek laiko. Nežinau, ar nelabai pastebėjau didelių pasikeitimų, nes ilgą laiką ir nevartojau iš tikrųjų. Pats prisigrybaudavau Portugaliją, įsidžiavinau, jo. Norėjau tripą vieną kartą daryti, bet nedrįsau. Po pirmą tai padariau 6 gramų. Tai tie 6 gramai iš tikrųjų suveikė, kaip labiau miego užsinorėjau, taip kaip, pavyzdžiui, prirūkęs. Miego užsinorėjau, atsimenu, pavalgiau, užkimarinau, tai nieko gero. Bet, pavyzdžiui, draugas yra daręs tripą, kaunietis toks, tai sakė, jisai apskritai pirmą grybų tripą darė, tai jo, tai aišku, įspūdžio jam netrūko ten, ohoho, sako, daug viskų suprato ir panašiai, tai jo, čia yra galingas dalykas. Aš pats nedaręs amanitos tripo, bet kitų haliucigeninių grybukų, tai pritripinės, kai reikalas, ko tik nėra, ko tik nepatyręs.